Sveiki visi, su jumis yra Anja Vlogs ir šiandien jūs eilinį kartą matote Gustė, sveiki visi mano špaukai. ir šiandien ką mes darysime? Mes darysime lauktą Q&A. Tad klausimų yra tikrai daug. Klausimų yra apie 20, tiksliau, lygiai 20. Ir mes juos pradėsime skaityti ir atsakinėti tad belgų kalbų šokama į video. Tad pirmas klausimas. Ugnius Kuraičytė, klausimas, telefonas ir telefonas. Man telefonas. Nes telefoną galima visur nešiotis. Nu, kompiuterį irgi galima visur nešiotis, jeigu jis yra nešiojamas, bet į mokyklą jo nenusineši. Gerai. Tad mes neaptęsime. Tada Kasparo vlog, ar jūs esate brolis su sese? Ne. Ne. Tikrai ne. Nu, ar mes panašus? Ei, aš čia nekinčiu. Aš tavęs nekinčiu. Gerai, viskas. Mes esam draugai, klasiokai. Ir viskas. Gerai, Kitas tada, klausimas. va čia, Aušra yra Prinskienė. koks jūsų laimingasis skaičius? Mano laimingasis skaičius yra... Aš nežinau, bet man visada būna. Man visada būna 5 arba 10. Mano ne. Nežinau, tai būdu. Mano 5 arba 10. Ir tada Lomboj, pirmas klausimas, kiek turit pusbrolių? Palaukis. 3. 3. Man rodos, jeigu nieko nepamiršau. Ne, 3. Ai ne, aš turiu 4. O aš 3. Jo, nieko Aš nepamiršau. 4. Nieko nepamiršau, tikrai turiu 3. Gerai, tada antras klausimas iš Lomboj. Ar jūs klasiokai, ar pusės yra su pusbroliu? Jau atsakėme per klausimą, tik klasiokai ir draugai. Klasiokai ir draugai. Trečias, kokie jūsų hobiai? Mano hobis yra piešti, tada antras hobis yra, nu man, kaip iš matėt, nu Tai pažiūrėjau. patinka matematika. O mano hobis tai... Man nepatinka matematika labai gerai, man patinka tik 2 dalykai - dailė ir sportas, viskas. Švies, ypač kvadratas. Ypač kvadratas. Ir matai labai patinka kvadratas. O mano yra piešti. Ir viskas. Ir vaikščioti po parduotuvės ir pirkti rūbus. Nu, čia nežinau. Gerai, tada. Ketvirtas, kas jums patinka iš maisto? Šitą jau atsakėm, kaip gerai mane pažįsti. Jos yra... Oi, ne, čia mano buvo klausimas. Mano jau kaip gerai mane pažįsti jau buvo. Mėžiai kažkokie. Mėžinė košė, o tavo? Mano. Sakė, iš maisto, tai bus ledai. Ledai tai maistas? Tada aš pasakysiu. Sakai. Mėgstamiausi kvepalai. Adidas. Boys? Palaukite, tai parodysiu. Jie 3 mano mėgstamiausi, nes jau vienu mėgstamiausiu yra Adidas, Larive Grey Line ir paprastas Boys. Ir viskas. Nu tai va, parodžiau. Neturiu vieną mėgstamiausią, turiu tik 3. Gerai, dabar Ugnius Kuraičytė vėl. Pirmas, koks jūsų mėgstamiausias maistas? Jau atsakėm. Jau atsakėm neseniai. Tada antras, ar jūs save laikote gražiu? Ne. Ne. Ar tu savo pati graži? Mano šukuosina blogai. Ne, ta prasme, ar tu savo pati graži? Nežinau, dėl šukuosinos tai ne. Nesvarbu, dėl veido iš mane. Man visiškai ne. Aš ne. Aš savo pati negražus. Tada trečias klausimas, kas vyresnis, Gustė ar Ainca? Aišku, aš. Aš birželį 25. Spalio 20. Ne. Spalio 20. Gerai. Ar jūs geri draugai? Jo. Geri. Nu, ne patys geriausi, bet geri. Šeštas, ar jūs, kai buvot vaikai, buvote juokingi žiauriai? Taip, ir tu dar 5 praleidai. Nematau. Ai. Ar jūs didelį megalį? Žiauriai. Žiauriai. Nu, tai pagalvokit, atsikeliam pusę per man 12. Nu, tai. Pirmą, aš išeinu miegoti apie 1:30, 3 nakties. O aš išeinu 11,
tik 11 ir aš atsikeliu maždaug pusę pirmos 12-11. Nu, aš... Ir kartais labai retai. Jis šiandien atsikėlė 9, o aš pusę 11. Todėl, kad mane prižadino tie statybininkai, kurie ten kažką su mašinom darė. Kažką, kas sudėjo, neseniai. Monster High Laguna Fire. Sakėt užduot klausimų. Tai klausimas, kelintokai jūs ar mėgstat kebabus? Mes esam visi, abu 4-okai vienoj klasėje. Ir mes mėgstam Mes labai. labai mėgstam kebabus. Bet jis kažkaip nemoka valgyti. Bet kažkas nemoka valgyti. Jis nemoka. Jo. Ta prasme, aš jį valgau ir man vis, aš jau kartais netvirtai laikau ir jis man tiesiog išbėra. Jo. Ir tada vėl Kasparo vlogai striukė ir mėgstinis. Aš manau, kad striukė. Jeigu priklauso nuo metų laiko. Jo, tai jeigu žiema, tai į lauką geriau išeiti su striukė. O jeigu vasar, tai aš išvis. Gal geriau su maike. Jo, su maike. Tada mokykla ar namai. Aš renkuosi kažkodėl mokyklą, nes jeigu mes visada praleistume namai, mes tiesiog nieko nemokytume. Taigi svarbu, kad nereikia į pamokas eiti. Vis tiek. Aš nekančiu mokyklos, bet jeigu mes jie neįsime tiesiog... Koks mėgstamiausias jūsų metų laikas? Aišku, vasara, nes mano gimtadienis. Mano gimtadienis yra rudenį, bet man vis tiek kažkodėl patinka vasara. Aš turbūt žinau, jam labai patinka maudytis. Man labai patinka maudytis, man labai patinka eiti į lauką su draugais, bet man nepatinka važinėti su dviračiu ir mane verčia ir va. Matus verčiu. Visada. Aš su juo neverčiu. Jinai manęs neverčia, tiesiog kartais pasiūlo, aš pasakau ne, reiškia ne. Ir viskas. Jinai tiesiog neįkirėjo. Gerai, jis sako, išeinam į lauką, aš toks, jeigu sutinku, gerai, išeinam. Ir viskas. Ir tiesiog Matas pradėjo sakyti, netrum ką veikti, einam su dviračiais važinėtis, o aš paėmiau pakalbą, gal nori su dviračiais pavažinėtis, sakom, nenoriu, ir viskas. Ir jinai atstoja. Su šito klausimu viskas baigta. Greitai, Auguste. Darysite abu dieną su manimi? Taip. Gal. Taip. Gal. Bent jau aš savo kanalą tikrai darysiu. Aš nežinau. Oi. Tada pati savo klausimą uždavė? Ne. Ar ne? Tada ar darysit challenge? Ar dar darysit challenge gal? Mes gal planuojam jau po truputuką daryti rusiškų kortų challenge. Taip. Mes kaip praktikavomės, mums labai patiko. Pavyzdžiui, jis nieko nesuvalgiau, aš suvalgiau cinamoną. Aš prieskonius suvalgė. Tu visus prieskonius įspjovė į vandenį. Ai, jo. Pagalvokit, tie prieskonius. Tai aš anakart visus prieskonius. Gerai, viskas, aš skaitau. Labai mažai jau viskas. Jo. Ir pasakė, padaryk kainį, kad Gustė apsiverktų. Zazarat Tamara. Tamara. Ne. Rimtai. Eik aš čia. Bet. Viskas. Viskas baigta. Viskas baigta. Jo jau ir baigta. Tu mano kelnes sudrėskai. Nieko sakam. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir dabar mes įsirinksime užduotį, nes aš pralaimėjau. Mes to įsirinksime. Ir mes sugalvojom, nes mums niekas netiko, kas buvo komentaruose. Aš sugalvojau. Tai jam čia kaip užduotis per šią likusią savaitę tu turi padaryti video DIY. Ne, per kitą savaitę. Šiandien yra šeštadienis, man liko tik sekmadienis ir viskas. Šiandien penktadienis. Šiandien šeštadienis. Penktadienis. Pamatysi, kad šeštadienis. Penktadienis. Ai. Bet vis tiek, nesuskaito per 2 dienas. Tai yra tik 2 dienos, yra tik 2 dienos, o ne savaitė. Sakau, per likusią savaitę. Gerai. Laukite rytoj DIY. Like. Subscribe. Su jumis buvo Gustė ir Ainis. Iki. Goodbye.